Nu ir apie Midaus festivalį, kadangi dabar jis artėja. Dar negreit atrodo kovo 22. Bet pradėjau nemažai darbų pasidariau. Ir vis dar nenusprendžiau dėl formato. Pradinis formatas buvo, kad tiesiog nusipirki ten kokią 10 eurų bilietas ar ten 15 ir viskas. Ir tu ten vidu viską perki. Bet su mūsų įstatymais labai bėda atsiranda su, jeigu nori atsivežti porą iš už Lietuvos ribų, nes Lietuvoje nelabai turim daug tų Midaus gamintojų. Tai galvoju gal padaryti tokį formatą, kad, pavyzdžiui, kokie ten 29 ar 30 eurų ir tada tau priklauso tam tikras kiekis gėrimų. Nu, ne tai, kad neribotai, bet daug. Nu, kad, pavyzdžiui, 10, gali 10 paragauti. O 50 ml, nu tai pusę litro. Nu čia ne alus yra, čia yra midus. Tai vis tiek didžioji dalis jo bus, arba beveik visas gal bus, netgi šį kartą, visas gal ne, bet didžioji dalis bus jo stipresnis, su vyno kategorijai. Tai vyno pusę litro išgerti yra ką veikti. O po to galima tada turbūt ar nusipirkti papildomai 10, tarkim, kaip pavyzdys. Čia tik tai taip garsiai svarstau. Toks būtų gal patogesnis formatas, tu ateini ir tu gali ragauti. Ten 10 yra pakankamai daug skirtingų išragauti Midaus. Kaip midų tai yra daug. Tai jeigu turite pastabų, rašykit, komentuokit. Nes dar nenusprendžiu, manau, iki kalėdų gal apsispręsiu gautinai. Labai daug dalykų sukloju pinigus, čia toks festivaliukas, kur planuojame, kad bus kokie 200 turbūt bilietų gal, nu plius minus. Tik tai tiek. Tai nedaug. Ir paskaičiuosiu dar aišku, bet manau, kad apie kokius 200 turbūt būtų tas optimalus skaičius, kur ir tilptų žmonių, ir būtų daug jų, ir ne per daug. Tai vėl kaip iš 200 žmonių užsidirbt pinigų, ne tai, kad užsidirbt, bet kad į minusą nenueiti. Tai va čia didžiausias man iššūkis yra. Ir bandysim ieškoti kažką, kas paremtų, palaikytų. Ir tada matysim, ar pavyks ar nepavyks tas formatas. Kuris formatas jums atrodo? Ar mokėti ten kokią 10 eurų, ar 29 ir gauti kokį 10 gėrimų. Kaip galvoju? Nes tikrai bus daug ir paskaitų, visokių prigalvosim ir čia bus ką veikti, bus atėjęs, bus ką pažiūrėti, nereikės skubėti ir galim bus gurkšnoti ramiai, išnekėtis, bendrauti. Geras apšvietimas, ne? Man to, kad geras apšvietimas. Tai labai gražus oras antrą dieną iš eilės, o man trečią dieną eina jau kaip sustojo skrandis. Nu ir biškai atsigauna ir vėl iš naujo. Žiauriai šūdina savijauta, skauda galva ir valgyti nelabai norisi ko. O kai nevalgai porą dienų, tai tada ir jėgų nėra viskam. Nu toks kažkiek valgai, bet per jėgą bet minimaliai. Tai va, tai kažkaip toks atrodo daryti, bet nėra noro ir daryti ir kažko, bet šiandien trečiadienis, o trečiadienį ką daro Vaidmantas? Važiuoja dirbti už baro, niekam neįdomu. Tai atvarysim, atidirbsim šiandien. Pakeliu, aišku, pasimsim alaus, nuvešim alų. Reikia dar tarą surinkti iš Bilaiko, nes Bilaikė neturim kur jos dėti, tai turiu nuvežti į trakus, išsikrauti ją visą ir tada turiu nuvežti dėžes už šias atgal į Bilaiką, tada sutvarkyti barą, tada viską pasidaryti ir tada dirbti. Šį savaitę paskutinė iki kalėdų, kada mes dirbame, tai sekmadienį nebedirbsim. Sekmadienį su kolegom eisim pabėgimo kambarį. Dar pašaisim. Įdomu. Po to lūčių pagurkšnosim. Bet po to atsidarysim tik tai po kalėdų. Oi. Kažkaip pagalvoju, kad vis tiek sekmadienį, pirmadienį mažiausiai žmonių, plus prieš kalėdinį pirmadienį vargu ir kas dirbs. Visi išvažiuos, ar yra prasmė, tegu atostogauja darbuotojai visi daugiau. Mes visą laiką duodam per kalėdas, per Velykas ir per naujus laisvų. Tai po to 27 dieną atsidarom, 28, 29, 30.
paukš 2 dienas vėl nedirbam, 31 ir 1. Ir po to nuo 2 vėl grįžtame į normalų režimą iki Velykų kasdien. Nuo 16 iki vidurnakčio. Taip, kad kas iki kalėdų spėjate ateikit, ne, tai ateikit tarp kalėdų ir naujų metų. Turi būti smagu. Šiemet labai durnai, šiandien trečiadienis ir tas, praškai, ir naujų metų ir kalėdos. Tai mano paskutinė diena šiemet už baro pilnai, kad aš vienas dirbu, tai trečiadienis tai yra šiandien. Važiuojam. Ateina kalėdos. O kalėdos yra gražus laikas, ne? Tai kūčias gal net labiau man patinka, todėl kad mes per kūčias susirenkam visą šeimą ir man tas momentas, kai visi kartu susirenka, suvažiuoja, kur ne taip dažnai matomės, ypač kartu, tai iš vis retai matomės. Tai 2 kartai metų Velykos, per metus Velykos ir kalėdos yra, arba kūčios, mes kažkaip man susiplaka į vieną ir turbūt, kadangi kūčių vakarą, naktį žaisliukus palieka po eglutėmis vaikams, tai čia vaikai iš vis džiaugsmas yra. Ir tai man tas momentas, kai visi kartu susirenka, visi kartu pabūna, kad ir kiek ten betrūktų, labai smagu. Tai va, papasakosim istoriją iš baro. Dirbau bare ir atėjo 2 rezervai ir abudu stalai šalia viens kito. Vieni užsakė daug gėrimų, tiesiog daug gėrimų. Kiekvienas užsakė gėrimų, nuėjo, sėdėjo, o kitas mažesnis rezervas užsakė gėrimus ir maistą. Ir 3 patiekalai buvo kažkaip. Mes gaminame maistą visą nešildami, nieko mes gaminame šviežiai, iškart kai užsako, tik po to. Tai gaunas taip, kad mes negalime pristatyti visų patiekalų vienu metu, nes kai kurie naudoja tas pačias fritiūrinės. Tai vėl vieną pasukytą kepti vienu metu nekepam skirtingų patiekalų. Ir kitas dalykas, kad, tai kitas dalykas, kad kadangi neprisiruošę, negalim šildyti kokioj konvekciniai, neindukciniai krosnyje, tai viskas taip ir gaunas, kad po vieną dažniausiai nešam patiekalus arba po 2. Tai jeigu jūs užsakė, pavyzdžiui, jūsų užsakymas būtų 10 ir atrodo, kad reikia laukti valandą laiko, gali būti, kad gausite labai greitai. Kodėl? Tai, kad vienu metu mes galim gaminti kai kurios 2, kai kurios net 3 patiekalus, tokius pačius vienu metu, kadangi fritiūrin daugiau netelpa. Tai jeigu prieš jūs užsakė, dabar atėjo laikas gaminti, pavyzdžiui, nuggetsus, ir daugiau nuggetsų nebuvo iki jūsų, o jūs užsakėt nuggetsus, tai gamins 2 iš karto. Taip greičiau gaunasi ir ta kartais gaunas, kad paskutinis užsakęs gauna greičiau už tą, kuris užsakė gerokai anksčiau. Tai ne visada tai būna, bet taip nutinka kartais. Žodžiu, ne apie tai. Tai atnešu vieną patiekalą prie stalo, padedu, visi, laimingi. Antrą vėliau atnešu, vėl visi, trečią atnešu, ir gerai. Ateina žmonės taip pat, sakom, nes naujas žmogus atėjo prie jų staliukų rezervą, sako, mus dar norėtumėm, jisai plėštos jautinos, keptos duonos. Gerai. Tai atnešu jautiną, sako, o mūsų, kur anksčiau užsakėm, ne per ilgai laukiam. Ir man į galvą, ašgi ne tam stalų nešiau maistą. Ne tam rezervą atidėjau visą maistą. 3 kartus nešiau po vieną patiekalą, žmonės džiaugiasi, bet niekas nepasakė, kad ne jų patiekalai. Ir, mano klaida, čia visiškai mano klaida. Jie neprivalo pasakyti, gal galvoja, kad kažkas kitas nupirko, bet nes nemažai buvo. Bet kažkaip ir toks rankos nusvirot, tiesiog kažkaip taip per nuotaiką, kai kalė, bet taip stipriai kalė per nuotaiką, kad negalėjau nešisuotis. Principas, kad pats durnas, tai čia nieko nepadarysi. Ir nėra ką kaltinti. Greit nubėgu virtuvę, sakau, darom, žiūrėk, pakartotinai viską, įmušiau į savo sąskaitą viską, sakau, gaminam greitai. Pagaminam, nunešėm, atsiprašiau dar kartą, labai faini žmonės, šypsosi, viskas gerai, privalgė, viskas skaniai pakalbinau. Ir išeidami paliko arbatos, tai reiškia, kad greičiausiai, kad tikrai pykčio nelaiko, nes kas bent kiek pyksta, tai arbatos tikrai nepaliks. O arbatos paliko nemažai.
Tai supratau, kad kažkaip pavyko užleisti tą situaciją, bet man toks pozityvas, kad tie žmonės, tokie geri, suprato, kad padariau nesąmonę absoliučią, gal pasimatė ir atleido, kad susiderinau. Ir jie nekėlė toliau skandalų, nekėlė problemų, o jie tiesiog smagiai, fainai laiką praleido ir išeidami su šypsena su viskuo. Ir toks, atrodo, gražus vakaro pabaiga, bet čia ne viskas dar. Išeidami, antras ir išeidamas sako, žiūrėkit, sako, mes suvalgim tos patiekalus, nieko nesakėm, mes susimokėsim už juos. Ir supranti, kad kalėdos anosias, ne? Beprotiškai džiugu, kai tokie žmonės lankosi bare ir kai supranta, kad tavo nesąmonės, kad tu prisidirbai. Ir jie nieko prieš sumokė, nes tiek suvalgė maistą, maistas buvo geras, skanus buvo. Ir kaip ir neužsakinėjo, jie neprivalėjo už tai mokėti ir neprivalėjo už tai atsiskaityti, bet atkalėdos, ne? Kažkaip labai malonu. Be galo, tada vakaras, toks kažkoks, jau šiandien kita diena, bet likė tas džiaugsmas ir fainas jausmas labai. Tokias kalėdinės pasakėlės iš baro. Kur važiuoju, varau į sandėlį, vėl atvežė alaus pintą šį kartą. Tik pintos ėmiau, nes sandėlys taip pilnutėlis. Dabar alaus yra perkrautos, prikrautas, nežinau, kada parduosim. Kažkaip ne visada sužiūriu, ne visada suvaldau, plus per Vafą nupirkau iš tų bravarų, kurie siuntė alų, nes tada pristatymas nekainuoja. Ir toks turiu vėl kalną alaus ir nežinau, kada išleisiu jį. Tai šį kartą mažiau atsivežiau, bet toks vis tiek tu turi kažkiek pirkti ir vežtis, nes norisi naujienų turėti. Ir to pačiu sandėlys pilnas, tai vėl, toks įdomus dalykas, kai užsišaldai kalną pinigų, iš kitos pusės aš suprantu, kad užsišaldymas pinigus ateinant vasarai, blogam laikotarpiu, aš turiu rezervą. Aš galiu nieko nepirkti ir galiu iš sandėlio prekiauti. Tai taip ir karantino laikotarpiu pagelbėjo mums, ir vasarą šią pagelbėjo šitas dalykas. Tai toks ne pinigų kaupimas atskaitojo, užsišaldymas į gėrimus. Rubrika Kas sugedo. Rašo Bermenė, neįsijungia muziką. Ten pas mus įdomiai, Bilaik bare, yra 3 stiprintuvai, ten kažkaip sujungta, aš nežinau net kaip ten sujungia ir kas sujungia. Aš nelabai orientuojuosi audio, šiaip su elektrą orientuoju šiek tiek, tai kad galiu susijungti elektrą, pasidaryti, bet apie visus audio dalykus arba radio elektroniką aš nieko nesuprantu. Ir nesuprantu ne todėl, kad nenoriu suprasti, tiesiog nespėju, kaip sakyti, laiko neskiriu tam, sėdėčiau, skaityčiau ir suprasčiau. Bet tai nutinka taip retai ir man taip retai reikia ir man taip neįdomu, kad tam laiko neskiriu. Tai, žodžiu, neveikia. Bet ne pirmas kartas, kažkur išjungi, iš rozetės įjungi ir veikdavo. Sako, neveikia, bandžiau ten ir tą ir bandžiau, nieks neveikia. Kas belieka, taigi, kas gali sutvarkyti? Yra vienas visų galų meistras. Ūkio reikalų vadovas, kas yra Vidmantas. Važiuoja Vidmantas į barą, o ten už tų stiprintuvų visada buvo laidų raizgalynė. Belė kokia laidų raizgalynė, ten visokie ir tinklo kabeliai, ir printeriai, ir ten dar, prikišta belė koks kiekis. Tai norint kažką taisyti, ką reikia daryti, pirmiausia, reikia sutvarkyti laidus. Tai viską atjunginėjau, susukau, surišau gražiai viską, pasidarė šviesu. Tada pradėjau matyti, kur koks laidas eina. Atsirinkau ten maždaug, bandžiau perkraut rauterį, neveikia, bandžiau tą padaryti, neveikia, taip ir taip. Tada ką darai, bandai sukeisti, prisikasiu iki to, kad problema yra greičiausiai ne laiduose, arba laiduose, bet jau kažkur kitoj patalpoje. Tada pradėjau žiūrėti kitur, bandau sukeisti stiprintuvus ir laidus stiprintuvose pasižiūrėti. Jo, viską nuimi nuo vieno, prie kito pajungi, paukšt veikia. Aha. Tai tokiu būdu aš kažkokiu būdu sugebėjau sutvarkyti ir iš 3 stiprintuvų dabar neveikia vienas. Nežinau kodėl. Neveikia esantis lauke. O kadangi kolonėlės buvo sureguliuotos skirtingiams stiprintuvams, tai skirtingi garsai reguliuojasi. Pas mus yra laukas, salė mažoji ir po to pagrindinė salė su tualetais kartu. Ir jeigu tu
pajungia vieno stiprintuvo viską, tada garsai groja. Salėje belia kaip garsiai, bare tyliai pakankamai. O čia yra, kai tvarkai aparatūrą garso, statosi varžos tam tikros, kurios sumažina arba padidina, nežinau, bet sumažina tikrai gali būti. Ir tada gali su varžom, žodžiu, sureguliuoti gali garsumą, kokį garsumą paduoti. Ta žinau iš to, kaip pas mus tvarkė, man pasakojo bare. Pats to nežinau, kaip ten kas vyksta. Jeigu man reiktų padaryti, turbūt nepasidaryčiau, pats turėčiau brausinti, bet žinau principą, per kurią pusę reguliuojama yra. Tai nebuvo padaryta, todėl turi ant skirtingų stiprintuvų veikti, arba reikia kažkur ten ardyti ir tvarkyti ir tas varžas dėti, nežinau. Ne iki tiek aš noriu užsiimti tuo, žodžiu. O lauko tikrai nereiks iki vasaros, pavasario vėlyvo. Gal iš vis nereiks, negali žinoti, nes baras kol kas labai liūdnai atrodo. Tai sutvarkiau garso aparatūrą, bet pirmas dalykas, ką reikia pradėti, reikia sutvarkyti laidus, kad viskas matytųsi. O tada galim toliau eiti. Tokia, ne? O ką užsiminė apie barą, tai tas baras toks, nežinau, kiek čia dabar bus. Dabar galvoju, kaip po metai. 2 metai bus turbūt pavasarį. Birželio ar gegužės gale gal. Ar birželio pradžia neprisimenu. Žodžiu, jeigu nepagerės labai stipriai, tai kažką galvosim čia. Turim sausį vasarį, sakiau, tokie mėnesiai ne patys geriausi, bet tuos 2 mėnesius darom renginių, visokių degustacijų, susitikimų, dar visokių. Jeigu pramušim, nepramušim, tada bus nepramušta. Matysim, kas kai vyksta, kas darosi, tai, kaip sakau, čia jau su barais taip yra, kad vieni pasiteisina, kiti nepasiteisina. Šito baro didžiausias minusas yra tame, kad jo nemato niekas. Ir tu eini Gedimino prospektu, ar tu eini Jasinskio gatve ir tu nematai niekada. Dainavos gatvelė judėjimas yra be proto mažas, nes ta gatvelė nėra tokia judri. Ir tada tu ką atsivedi, kokius žmonės atsivedi, ko neatsivedi, tai jau nebeturėsi. Tai liūdno būtų, bet pasirinkimo neturim daug, tai matysim, spręsim čia dar toks po klausimų. Dar reikia padaryti, kad tikrai galėčiau sakyti, kad padariau viską, o po to tada galvoju toliau.